95 metais pradėjau mokytis kalvystės, 10 metų pasimokiau, paskui su 2 kolegom įkūrėm savo kalvę, pradėjom gaminti, kas mums aktualiausia, susikūrėm savitą stilių, nenorim, kad būtų nuo kažko kopijuota, stengiamės naudoti kuo mažiau štampuotų detalių, stengiamės daryti, kad būtų mūsų rankų darbo. Daugiau kaip 10 metų dirbame kartu. Aišku, buvo ir sunkių periodų, bet po kol kas viskas gerai. Suradom savo stilių ir tikiuosi pasiekėm tuo, ko tikėjomės. Tryse pradėjom dirbti gal todėl, kad vis tiek reikia pagalbos, reikia pakelti, panešti, yra su kuo pasitarti ir išvis gaunas tokia konkurencija tarpusavio. Ir kiekvienas nori padaryti geriau, nori sugalvoti kažką gudresnio, kaip palengvinti, pagreitinti tą darbą, kad pasiekti kažkokį geresnį rezultatą. Kas yra kalvis? Kalvis tai statybininkas, menininkas, architektas, dizaineris, dažytojas, vairuotojas, elektrikas, visos specialybės ir vienas eina. Nes norint padaryti kažkokį gaminį, turi daug ką išmanyti. Kas man labiausiai patinka kalvystė, tai kad kiekvieną dieną kitaip, kiekvieną dieną vis ką nors nauja, ką nors kitą darai. Tai su elektra šviestuvus kokius, tai tvorą, tai vartus, tai turėklus, tai kryžiukai į kapines. Kiekvieną dieną viskas nors nauja. Gaminame šiaip daug ką, pagrindė viską, kas gaminama iš metalo. Nuo vartų, tvorų, turėklų, kryžiukų į kapines, saulutės, suvenyrai, dovanos, vazos. Gaminam ne tik iš juodo metalo, gaminam iš vario, iš žalvario, iš nerūdyjančio metalo. Esam gaminius net auksavę. Mes turim savo sritį, savo, kaip pasakyti, patraukimą. Ramūnas mėgsta griežtas linijas, tikslius išmatavimus, Arūnas avangardą. Kažką labiau tokia plastiškesnė. Aš labiau mėgstu klasiką. Ypač restauruoti kardus, ginklai. Labiau linkęs į tokią senovinę, klasikinę kalvystę. Dėl ateities, dėl darbų, dėl darbininkų, dėl žmonių, kurie mus pakeistų. Norėčiau, kad darytų, tęstų mūsų tradicijas, mūsų pradėtus, kad kaltų, kad kuo mažiau naudotų štampuotų detalių, kad patys bandytų kažką sukurti.